legalizavimas čia neveikia. Tai pagrindžia beveik šimtmetį pasaulinę praktiką. O ir sveikatos apsaugai, moksliniams tyrimams, švietimui papildomas finansavimas iš papildomai surenkamų mokesčių tikrai nepakenktų. Šiuo metu visi potencialūs kanapių mokesčiai nusėda neteisėtų platintojų ir korumpuotų bei dezinformuotų valstybės tarnautojų, kurių absoliuti dauguma nė trupučio nesirūpina eilinių Lietuvos gyventojų sveikata kišenėse. Tai vienas dalykas yra tikrai aiškus. Jeigu nedarysime nieko, tai nieko ir nepakeisime. Ir kaip augo kanapių pasiūla, taip ir augs, kol galiausiai nebebus kam pirkti. Nepriklausomybę atkavome su kiek daugiau nei 3,7 milijono gyventojų. O kiek dabar belikę? Net 3 milijonų nebeturime. Niekam nepaslaptis, jog alkoholis, tabakas, nelegalios narkotinės medžiagos, korupcija valstybinėse įstaigose ir monopolizuoti rinkės siekiantys asmenys prie to prisidėjo labiausiai. Esame lyderiai visame pasaulyje pagal savižudybės. Europoje pirmaujame pagal suvartojamo alkoholio kiekį ir pagal žmogžudystės. Užsienio šalių tyrimų duomenimis pritaikius teisėto asmeninio kanapių kultivavimo, laikymo ir vartojimo kontroliavimo modelius, 3 paminėtas Lietuvos dėmes plauti būtų galima žymiai efektyviau. Pramoninį kanapių naudojimą įteisinome paskutiniai visoje Europoje ir dabar šiame pramonės sektoriuje esame uodega. O kelinti ir kas mes norime būti dėl medicininio kanapių naudojimo? Siūlome smegenis. Ir pabaigos žodis būtų toks: medicininis kanapių vartojimas, rekreacinis, nesureikšminkime šių savokų, geriau sureikšminkime savo pačių veiksmus ir jų daromas pasekmes. Ačiū. Ačiū labai, Povilai. Norėtume pakviesti oponuojančią pusę, kadangi mes pasikvietėme žmonės diskusijai, mes norime išgirsti ir tą pusę, kuri yra prieš kanapes ir prieš šitą kultūrą. Tai noriu pakviesti poną Valdemarą Šimėną. Prašau ir jam paploti, jis irgi turi savo nuomonę, jis laisvas žmogus. Labą dieną, labai malonu matyti tiek daug jaunų žmonių. Iš tikrųjų, aš esu gal biškį vyresnis, bet apie kanapę, žolę aš tikrai gana daug esu girdėjęs. Paprasčiausia, jūs matote, aš su ilgais plaukais. Tai yra irgi pasipriešinimas kažką.